Sveiki, esu Justina Vaslevičiūtė, traukos dėsnio praktikė ir coachingo specialistė. Ir šiandien, kaip ir žadėjau, antrasis video iš energijos serijos. Ir šiandien video apie tai, kaipgi valau savo energiją. Ir taip pat 5 būdai. Tai pirmas būdas yra gal ne tiek su valymu, bet su labiau sąmoningu dienos kūrimu susijęs. Tai yra aš visada dienos pradžioj, pakeliui į darbą arba pakeliui, kur bekeliaučiau tą dieną, tiesiog mintise kuriu ir galvoju, kaip aš noriu, kad mano diena praeitų, kaip aš noriu jaustis, kaip noriu, kad viskas vyktų, kas noriu, kad atsitiktų. Jeigu turiu tą dieną mokymus, tai galvoju apie tai, kaip noriu, kad tie mokymai praeitų, kaip noriu, kad dalyviai mano jaustusi, kaip noriu, kad viskas vyktų ir panašiai. Žodžiu, aktyviai kuriu ketinimą, nes viskas, kas įvyksta realybėje, prieš tai įvyksta mūsų galvoje. Ir nors, aišku, tame dalyvauja ir kiti žmonės, bet kadangi daugelis žmonių taip sąmoningai ir aktyviai nekuria to, kaip bus jų diena, tai paprastai aš labai aiškiai pajaučiu, kai pamirštu sukurti tą ketinimą ir kai kažkas nuvažiuoja. Ir dėl to paskui prisimenu, kad reikia tą dieną visada susiplanuoti ir sukurti. Antrasis būdas irgi toks pasiruošimas, tai yra apsauginis šviesos ratas, apie kurį taip pat kalbėjau ir ankstesnėme įraše, kur kalbėjau apie tai, kaip saugau savo energiją. Tai čia prie energijos valymo pasiruošimas, jeigu žinot, kad susitiksite tą dieną su sunkiais žmonėm arba laukia kažkoks sudėtingas pokalbis ar sudėtinga situacija, kažką, ką reikia spręsti, tai būtinai užsidėkit apsauginį šviesos ratą. Tai yra tiesiog įsivaizduokit, kokia jums spalva tą dieną graži ir įsivaizduokit, kad visur aplinkui jūs apsupa tos spalvos šviesa ir jūs saugo, kuris beitumėt ir ką beveiktumėt ir su kuo besusidurtumėt. Trečias būdas yra, kad aš riboju bendravimą su žmonėm. Tikrai yra situacijų, kur atrodo, kad gal reikėtų pabūti ilgiau, pabendrauti, bet aš negailestingai išeinu iš situacijos. Iš pradžių bandau ją pakeisti į geresnį būdą. Jeigu kažkoks, matau, vyksta pokalbis apie kažkokius labai neigiamus dalykus, tai bandau pakreipti juos į teigiamus, o jeigu nepavyksta, tada atsiprašau ir išeinu, pereinu į kažkokį kitą pokalbį. Taip, ketvirtas dalykas, ką darau, jeigu vis dėlto negaliu pasitraukti iš situacijos, kuri yra man nemaloni arba sudėtinga arba kažkuo tai sunki, tai aš stengiuosi pajausti savo pėdas ant žemės ir giliai kvėpuoti ir siųsti žmonėms, kurie yra aplinkui mane šviesą. Aš įsivaizduoju, kaip iš mano širdies išeina šviesos spindulėlis ir siunčiu jį kitiems žmonėms. Ir paprastai man pasidaro lengviau ir tada kažkaip ir atmosfera visam kambarį, patalpoj, kur aš esu, pasikeičia. Taip, ir penktas būdas, irgi labai mano mėgstamas, labiau gal žiemą, bet vasarą irgi kartais, jeigu reikia, tai yra vonia. Aš guliu vonioj su daug druskos ir kartais, jeigu reikia, tai dar įsidedu ir sodos. Esu šiaip girdėjus patarimą, kad galima netgi 4 kg druskos įsidėti į vonę. Prisipažinsiu, su 4 kg dar niekada negulėjau, bet kilogramą esu ne kartą įsipylus ir druska išvalo, ištraukia toksinus ir visą blogą energiją iš mūsų organizmo. Ir dar esu girdėjus, kad nereikėtų gulėti vonioj daugiau negu 21 minutę, nors aš tai būna tikrai, kad ir ilgiau paguliu, man viskas ten būna gerai. Tai tokie 5 būdai, kaip aš saugau ir valau savo energiją. O kaip tą darote jūs, pasidalinkit, kurį iš tų būdų išbandysit, arba jau išbandėt ir kaip jums sekėsi. O kol kas linkiu jums nuostabios dienos ir iki kito karto. Čia buvo Justina, ačiū, kad žiūrėjot. Iki!